Labas rytas, suraitytas. Kągi mes čia turim už langelio? Kągi turim? O, dviratukas, miškiukas. Viskas kaip priklauso. Baigiam susikraudinėti palapinę. Ir neužilgo išjudėsim. Nu ką, 42 diena prasideda, važiuojam iš miško ant savo kelio maršruto ir toliau link Stambulo. Planuojam užsukti į Vizę miestelį, pavalgyti pusryčius, pasikrauti įrangą ir tada judėti toliau. Planas apie 500 kilų galbūt nuvykt šiandien, jeigu leis orai. Riedam link Vizę miestelio. Laukia serpantinai, kalniukai žemyn. Važiuojam, let's go! Įvažiuojam į miestuką. Įriedam. Orelis geras. Kaip sakyt, po lietaus. Drėgna. Bet užtat vėjas nepučia, galima pamintą dviratį dar biškį bent. Tai pardavėjai. 5 kilometrai, Dan. Stumėmės. Vizė miestelis. Kairė. Ten ir važiuosim ieškoti kebabų pusryčiams. Policiją prasilenkėm. Galim judėti toliau. Į Gindaš. Išvažiuojam iš miesto, man reik vandens. Išvažiavimas tvarkingas pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Все, jedam toliau, pasiruošę pilnai. Pavarysime šiandien normaliai. Stabtelsim biškį išsimeš šaudomą. Dan, cūcikai iš priekio baltas, iš galo juodas. Let's go. Važiuojam. Geras. Ta, bet gal nieko tokio labai, gal nesupykščia publika. Pavažiuosim. Nors matau nelabai gerai, čia neis man perėti kitą pusę. Tai visgi nevažiuosim. Per 20 kilometrų. Važiuojam, kebabų užkapojam. Galim lėkti normaliai. Energijos turim.